Kiekvieno ryto reikalas atrakinti vartelius. Ir pareinant tas pats reikalas. Pareinant dar sunkiau, nes būna sutemę. Raktų kušę. Kušę. Kodėl neužsidarys? Susirakys, einam, nespaudinėjom. Vargstam vargelį. Pro vienus vartus praėjom, laukia kiti. O, greitėjo procesas. Iš tų trijų, kur atskiri reikia. Tai va, dar kartą labas rytas iš automobilio. Mūsų ekipažo būrelio vadovė pristatys šios dienos planą. Eilinė diena rojų. Eilinė diena kelyje iš tikrųjų. Sirakūzai, Noto, žvejų kaimas, pietinis Kišulys, Dvijūras susitinkančias. Pažiūrėti tada paplūdimys kažkoks gražesnis. Gerai, tai šiandien long day. Long day. Išvažiuojame po 8:02. Oho, grįšime 9:10. Tai sveiki, mes esam Sirakūzuose, atvažiavome į parkovką prie molo, parsisiuntėm Easy Park programėlę, užsistatėm 3 valandas, kad būsime ir einame eksplorinti Sirakūzų. Sirakūzų senamiestis yra išskirtinis tuom, kad jis yra saloj kažkokio ir mes į tą salą pateksim per tiltus. Čia yra graikiškas miestas. Senovinis. Tai garsiausias tai Archimedo. Archimedas gimė, gyveno ir mirė Sirakūzuose. Tai va, visi jo išradimai buvo atlikti čia. Čia yra visokių muziejų su jo visais tais prietaisais. Jis čia tos Sirakūzus prietaisus kūrė, kad apsaugotų nuo kartaginiečių puolimo. Įsijunkit vienu žodžiu Indiana Jones paskutinę dalį, pamatysit tuos prietaisus. Tai va, ar mes tuos prietaisus jums parodysim? Gal ir ne. O, galėjome tiesiog ir susiparkuoti su credit kardu, tiketą išsidalinti ir nereikėtų service fee mokėti. Taip, yra ir kortelių aparatas. 1 valanda €1,50. Šiam 8 centus permokėjom, nes parsisiuntėm appsą. Bet bent jau galėsime nuotoliniu būdu pratęsti parkingą, jeigu užsibūsim, jeigu labai tie Sirakūzai mums patiks. Ai, nu ir atvažiavus į Sirakūzus, čia nežinau dėl to, kad Sirakūzai, bet turbūt ne, pirmas stepsas bus eiti valgyti itališkų pusryčių. Brošė su granita ir kava, arba kaip tas kitas? Kanelonį su granita? Kanelonį, bet kanelonį tik nuo 10. Tai bus antri pusryčiai. Antri pusrytukai. Ne, nu pirmas vaizdas tai teigiamas, va, medžiai, žydi, šiukšlių nėra. Tai toks visai gražus tas miestelis. Algirdo kelionės esmė, kad yra, nėra šiukšlių. Visa kelionė yra, nėra. Ir tai buvo, pradžioj buvo ir nebėra. Nu, nebėra, gerai. O čia visi sakė šiukšlės. Šitie griuvėsiai yra Apolono šventykla. Kaip Eglė sakė, mums rūpi tik archeologija. Jie nenori nei laivelių, nei ten skaidraus vandenuko, kad nuplukdytų, kad mes ten pašokinėtumėm iš jachtų. Nenori jie va, archeologija. Jie yra boring. Tu esi boring. Nu va, vėl įjungiam Italian Vibe, siauros gatvelės, vis dar ieškom pusryčių. Labai keistai pažiūrėjo į mane, nepatikau. Arba pažiūrėjo, koks čia gražus vyras eina, ką žinau. Gal žinot, kodėl mes tokį deturą padarėm, per taikštę priėjom, ten kažkas buvo pateikta informacijos kažkokios? Tiesiog. Nes man atrodo būtume mėję ir nuėję šitą gatvelę iki čia, bet praėjom, bet mums nieko. Turbūt Audronė šiandieną filina širdim, kur eiti. Aha. Ne žemėlapį. Ne. Nu tai einame pagal Lonely Planet gido rekomendacijas. Yra 2 kavinės.
Viena nuo 10, kita ne nuo 10. Tabačerija čia. Baba Big. Turim šitus valgyti. Ir šitus gerti. Vyksta tradicinių desertukų pirkimas. Gerai. Gal. Ir dar tai imam brošę čia. Pakuojamasi. Ir žygį Ir reikia... šitie čia kanoliai vadinasi. Ir dar imsime brošę kongelato. Viskas daroma vietoj. Tikri yra tada, kai juos daro tau priekį. Brošę kongelato? Yes, for ice cream inside. Okay. Mūsų desertukai dar laukia bandelė su ledais. Irgi čia toks reikalas. Ir kava. Kaip tau bandelė? Bet kaip išvaizda? Neškite ir valgykite. Kur tavo entuziastas? Paleisė. Dar negalim valgyti. Mums kita influencerė neleidžia valgyti. Wow. Gal nieko? Skanioko nebuvo, na žinokit. Labai skanu. Norėsi dar? Tėtis nemoka kadrų gaudyti. Atėjo padavėja, pamojavo ir jis nefilmavo. Aš nežinau, kad naimojos, o tavo nosis yra... Tikiu. Šaukiu. Bet Lietuvoje net tokių skanių nėra šitų va. Paragauk mano šaltos kavos. Skani. Įdomiai. Tai va, influenceriai Wannabe padarė kontentuką, suplaudino, kaip pusryčiavo Sirakūzuose tradicinius sicilietiškus, nežinau, gal čia pusryčių desertus, brošė bandelės su ledais, gausiai ledais, net 3 rutuliukai. Ir dar kanolius darytus ten su rikotos, ten kremų, tradicinis Iš esmės nėra brangu, nes už 3 kanelonius ir už vieną brošė bandelę su 3 ledais ir dar plus, palauk, man rodo, žygis ledų ėmė 20 eurų, 3 kavos, šalta, espreso ir kapučino 8 eurai. Rekomenduojam. Nu ir čia Sicilija, čia va, brošė bandelė, tai kilus su ledais iš Sicilijos. Ir mes dar valgiam brangiausiai, būna pigiau. Nes mes esam rich people. Mes ne iš Azerbaidžano. Mes šiandien ne iš Azerbaidžano. Žąsį. Ką turi pasakyti apie šitą vietą? Čia yra šaltinis ištrykšta ir nimfa. Pola reikia pasiskaityti, yra legenda, kaip jisai atsirado, bet natūraliai auga bambukai, gali grožėtis. Natūraliai auga bambukai. Daug legendų apie šitą yra, nes čia trykšta tas fontanėlis gėlo vandens. Ir sakoma, kad bėgo nuo meilės ir savo vieną nimfą pavertė šaltinėlio. Kad apsisaugotų nuo Apolono meilės. Kažkuri ten deivė. Kažkuri deivė. Jau pikta, kai velnės maudymuko nepasiėmė, o ten maudosi. Šokinėja nuo olų, Miglė, nežiūrėk, šoksim ir mes su broliu, liksim gyvi. Be maudymukų. Miesto paplūdimys. Arba kaip ten ta lietuviškas performansas Bienalės? Saulė ir jūra. Va. Vyksta Saulė ir jūra pasirodymas.
Sirakūzuose ir jūra dar be saulės. Tai jeigu būsit Sirakūzuose ir bus karšta, tai nepamirškite pasiimti maudymosi Ne taip kaip mes. plaukmenų, nes tikrai yra gražių tokių vat Svarbiausia tapkės. uolingų Jo, paplūdimių. turėkit batus. Žmonės maudosi, gaivinasi. Mano vaibas yra Sirakūzai, kur yra rūšiavimo konteineriai. Jeigu į rūšiavimo konteinerį jau geras ženklas, ten galim važiuoti. Va, pasiskaitysim kitą kartą prieš dėmesį kryptį, ar yra rūšiavimo konteineriai toje šalyje. Ir tu jau čia gyventi norėtum. Aš jau galėčiau čia atostogauti tą savaitę. Ateičiau va čia į paplūdimį, nušumpavukime, va čia va. Aš ir gyventi norėčiau. Va čia va, reiktų ateiti, va, kur privatus. Tai prasivaikščiom pro Sirakūzus, tiesiog prasėjom į muziejus nėjom, nors turi čia ir griuvėsių, ir Archimedo tų aparatų. Šios dienos planas dar ilgas. Tai ieškom Archimedo statulos, einam iki mašinos ir važiuojam toliau. O čia va, siauros gatvytės, žmonės gyvena. Būriai turistų atėjo pažiūrėti į Archimedo statulą. Atletas toks buvo. Sikspekai, raumenukai, viską. O ką jis laiko? Nu, kažkokį prietaisą saulės atspindžio. Veidrodį. Degina čia priešų laivus. O ką galėtų papasakoti apie šį statulą? Jinai yra skirta Archimedui, kuris čia gimė, augo, užaugo, sukūrė daug prietaisų. Kokių, pavyzdžiui, įsimintiniausių? Gali pasakyti, kokie populiariausi? Tai visokias katapulkas. Jo, katapultas visas. Tai va. Ar kažkas yra naudojama šiai dienai, ką jis išrado? Tai visi dėsniai čia yra jo naudojami. Archimedo dėsnis. Taip, yra. Atvykom į Noto miestelis kalnuose. Judam lėtai. Su visais. Nu jau Už 400 metrų sukite kairėn. Suksime kairėn už 400 metrų. Mes ir italai, mes ir italai. Pačią aukščiausią vietą turbūt užvažiuosim. Turbūt. Atvykom į Noto pagal mūsų šitą gidę, kaip čia pavadinti ją, ekspertę, planuotoją, vieną gražiausių, o gal net gražiausią baroko miestelių. Čia eini barokas kaip iš filmo, sakė. Ir einam dabar per miesto vartus. Ar link miesto vartus? Nu va, miesto vartai, koks grožis. O Bože. Va, taip ir vilioja tos vaikus tavo. Aferistai, žinai, čia. Oi, noriu švilpynės, noriu kaip... Namuose atspausdinsiu su 3D spausdintuvu. Bet aš noriu dabar. Bet tokios nepadarysi. Ką manai? Kad labai gražu tikrai, nu pažiūrėk. Žiūrėk ir gražiai. Pažiūrėkit, mėly žiūrovai, mėly sekėjai. Mėly 5 Tai sekėjai. reikia skrybėlės, nes paprotino. Šiaurė mūsų 5 sekėjų. Dabar jinai... Lukai, Miglė, Eglė, Lukas, Miglė, Eglė, Rita. Zita, Rita ir kas dar? Milana. Viskas. Milana. Šiaurė. Fontanelo. Kaip itališkai fontanas? Aš sakiau, kad fontanelo. Vieni brangiausi. Vieni brangiausi. Tai lietuviška kaina būtų 10 eurų. Ne, pigiau. 9. 8. Ai, tai čia. Ir labai ilgai gamina. O tai kokių kitokių reikia išbandyti? Tai reikia kartu su manim.
Jau užkniso, jau reikia kažko naujo, jeigu tik turi kažko. Tai tada perinam prie negrožio, tada nebevairuosi. O, čia žinokit jau šudininės, jau užfilint. Bet jau tikras šitas negali būti toks užpildytas parduodamas. Tau turi prie tavo akių užpildyti. Ką sužinojau iš mūsų gidės, tą sužinojau. Dabar tik tokie. Shout out to mūsų gidė. Šiandien mūsų gydė Audronė. Burnoje kramtoškė turi būti. Man šaukia, kad čia jūs matote katedrą, o čia miesto rotušė. Viską, ką matot, sakė, čia pastatyta naujai, 17-18 amžiuje. Nes tuo laikotarpiu ten buvo žemės drebėjimas ir viską sugriovė. Šitoj gatvėje išpiešti tokie piešiniai ir pavasarį čia išdėlioja gėlytes. Būna gėlių festivalis ir šita gatvė būna gėlės. Liepia žiūrėti į balkonus, kas tos balkonus laiko. Kiekvieno balkono šeimininkas skirtingai pasirinkdavo. Kuo turtingesnis, tuo gražiau čia viskas turi būti. Viena ikoniškiausių gatvių. Nu ir garsi ta, kaip sakėm, gėlių gatvė nuo 1980 metų vyksta. 3 ar 2 ten gegužės mėnesio savaitę, tai jeigu planuosit, atvažiuokit, pasižiūrėkit. Liepia eiti ir grožėtis. Eini ir grožiesi. Grožiai. Na, tai trumpi įspūdžiai apie Noto. Labai gražus Noto miestelis, gražu pasivaiščio, toks nubiruojantis visas. Atrodo, kad jame nieks negyvena, tik turistai vaikšto. Mes ir anglai. Ilgai neužtruksite. Valandėlės maks čia reikia, su ledais ir špricais. Tai žodžiu, važiuojam dabar. Į 2 jūrų paplūdimį, kur susijungia 2 jūros, jeigu neklyptų, Viduržemio ir Jonijos jūros. Ir tos jūros susijungia, priešais yra sala. Kai jos nesusijungia, galima nubristi į salą. O kai jau ten pakyla tas vandenėlis, tai bangos daužiasi viena į kitą jūrų. Labai norėtumėm ir mes su vandens dviratuku nuplaukti tą kitą salelę. Italijos kelių ypatybės. Važiuojam užmiesčio keliu. Čia ne koks miestas, tai ką? Lenkti draudžiama, greitis 50. Nors visi važiuoja ne mažiau 70. Turbūt apie 90. Nu mes per vidurį. Žodžiu, atvykom į tų 2 jūrų susijungimą. Susimokėjom pitakėlį, kad laukuose pasiparkuotumėm. Čia visai gražus takiukas veda. Matom žydrą vandenėlį. Turistus iš Lietuvos. Gal maudysimės, gal nesimaudysim. Tvarkinga, švaru, gražu. Ir vėl praliotas, nepasiėmėm iš mašinos maudymosi reikalų. Ne, tai mes specialiai tai padarėm. Kokiu tikslu, kad 10 kartų vaikščiot? Tai eisim ten persirengti. Paliksim kur. Karto persirengėm, ateinam ir plaukiam ten, kur žydras vanduo. Tai ten persirengėm, paliekam savo darbinius rūbus. Tai kur tie vandens dviračiai žadėti? Nežinau. Gidė nesužiūrėjo iki galo. Kur, kokia jūra? Ten liktai Jonijos, o čia Viduržemio. Patikrinkit, tikrinkit. Aš čia nesiekiu dugno, durdeliai. Ar kur iš čia stovėt? Ant akmens. Aš ir tikrai nesiekiu dugno.
Čia labai gilu, Algirdai. Tai toks ir tikslas man. Kur žiūrėkit? Šiknuoja. Visi siestauja, labai gražus vanduo. Geras paplūdimys labai patiko mum. Kaip tos dvi jūros? Tos dvi jūros, lygtais buvo dvi jūros, nieko čia nesimatė, abi dvi šiltos, geros, bet Jonijos lygtais geresnis krantas, tai maudėmės Jonijos. Žiede pasirinkite pirmąjį išvažiavimą. Ar rekomenduojate? Aplankykit, jeigu būsite šituose kraštuose. Važiuot gal ir neverta. Ir kur dabar važiuosime? Dabar važiuosime į žvejų miestelį, Marimarą. Valgysim? Jo. Nu, atvykom į tą very beautiful, very authentic žvejų kaimelį. Smirda labai nevažiuoja. Eina valgyti. Smirda. Atvažiavimas į miestelį nelabai gražus. Šiukšlynas. Smirda viskas nevažiuoja. Gal kai nueisime, tai... Nu, koks tikslas čia? Pažiūrėti tą jūrą ir pavalgyti. Taip, apžiūrim žvejų Guma miestelį. mašinoj. Einam dabar greitai, Taip, iki monumentų čia. Vaikai labai džiugina kelionėse mus. Auksas mūsų. Ponia Eglė gavo galvos smūgį saulės. Pykinom, norėjau mašiną stabdyti brolį, kad išsivemt, bet tada žiūrėjau tiesiai į vieną tašką. Ir pagerėjo. Ne, nepagerėjo. Kokia čia skaitos architektūra? Kaimo žvejų architektūra, grožėkite. Tai atspėjau. Kaip pradėjau baisą. Baisi žvejų namų architektūra. Ir jis dar smirda. Dar pridėjau. Bet va, žiūrėkit, turi visokius street artus. Nu va, čia jau kažkas labiau panašaus į tą seną, gražų, autentišką žvejų miestelį. Va, bažnytėlės aikštė, labai seni namukai, kavinės dabar jau. Karšta, saulė šviečia. Nu va taip atrodo autentiškas žvejų miestelis. Gal jos senamiestis. Mažiukai namukai, mėlynos duris. O ten kažkur jau pagriuvę, sugriuvę atstato. A kita dalis tai viskas naujoviška. Tai čia va biškį palandžiam, tarp gatvių, visur čia įsirengusios kavinės. Šiuo metu turistų nedaug. Parkinge irgi matėm, yra, kad labai nedaug automobilių. Tai gal per karštą. Nu, yra šiek tiek tos dvasios, autentikos, kitokios Sicilijos. Tai ką papasakosime apie paskutinį tą tašką? Tikrai gražu, žinokite. Miestelis žvejų. Reikia neapsigaut, nes čia atvažiuoji, tai čia Čia jau naujoviška žvejų, bet reikia patekti gilyn. į galą tenais. Ir ten mažiukas, ten namiščiukas, su tais mažiukais namukais. Ir vien kavinės tuose namuose. Jo, ir viskas pavirto kavinėmis. O va čia va paplūdimėgo. Lido mokamas. Tai daug neužtruksit, bet jeigu pakeliui, galima užsukti. Rekomenduojam, tikrai kitokia, nuo to baroko, kai jau pavargsti, kur barokas, da barokas. Tai kaimas. Tai čia kaimas. Simple kaimas. Bet tvarkingas toks. Eglės recommendationas prie plus 40 limončelo negeriam. Čia po jūros, man atrodo, biškai supykino mane. Nuo sūraus vandens. Bet žvėlos tai gražios čia, tai tikrai pažiūrėk kokios. Turbūt ir kaina. Iščiustytos čia. Eik. Čekim. Neturiu ant ko. Ai, Nu, adios.